Sveiki draugai, čia Viktoras ir šios dienos pasakaitėje aš jums paseksiu pasaką, kaip su dar viena labai įdomia programa galima sukurti savo videoklipukus, panaudojant nuotraukas, paveikslėlius, GIF paveikslėlius. Taip pat galima naudoti video fragmentus, ir žinoma, pridedant jūsų pasirinktą muziką. Šita programa vadinasi DVD Slideshow Builder kompanijos Wondershare. Štai pati programa yra instaliuota. Atkreipkite dėmesį, kad kaip kurios programos savo paleidimui prašo administratoriaus teisių ir jos yra dažniausiai pažymėtos, va taip pat yra programa ir dar va toksai skydelis, matote va čia va. Va tokios va programos, tokios va čia va dvi, va apačioj kairiajam kampe. Va, visos jos prašo, kadangi turi tokį ženklelį ir prašo paleidimą administratoriaus teisėmis, tai va tuo pačiu, pasinaudodamas proga, jums ir parodysiu, kaip paleisti programą į darbą administratoriaus teisėmis. Šiaip mes esame įpratę piktogramą spustelėti kairiuoju pelės mygtuku 2 kartus. O šiuo atveju paspaudžiame dešinį pelės mygtuką užvedę ant ikonėlės ir pasirenkame eilutę paleisti administratoriaus teisėmis. Arba jeigu pas jūs angliška yra sistema, tai ten bus Run as Administrator. Ir būtinai kairiai pusėje prie tos eilutės bus toksai pat skydelis, toksai ženkliukas. Jūs šitos eilutės tikrai, tikiuosi, nesumaišysite. Ir viskas. Tiesiog spaudžiame šitą eilutę kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą. Dabar patamsėjo ekranas. Šitas patamsėjimas, jisai dažniausiai įrašant mano pamokas neįsirašo. Programa jo nemato. Bet patamsėjus ekranui, jo viduryje išmetama tokia yra kontrolinė lentelė, kurioje yra užklausimas. Ar jūs norite leisti, skaitosi, šitai programai įnešti kažkokius tai pakeitimus jūsų kompiuteryje? Taip suprantat, jeigu mes atsakysime neigiamai, tai programa tiesiog nepasileis. Mes turim suteikti jai tas privilegijas. Spaudžiame teigiamą knopkiuką, nes čia yra 2 pasirinkimai. Yes, no, taip, ne, arba da, niet. Pas mane yra rusiška operacinė sistema, todėl visi tie tokie pavadinimai yra rusų kalba lentelėse. Taip, spaudžiame teigiamą mygtuką, da, su kairioju pelės mygtuku 1 kartą ir štai startuoja programa. Šiuo atveju suveikia mano dar viena apsauga antivirusinės programos. Tai čia yra tokia ir apsauga, jinai yra ugnesienė. Ir klausia, ar išleisti šitą programą į internetą. Kaip taisyklė, suprantate, pačios tokio pobūdžio programos, joms dalinai internete nėra kas veikti. Jeigu jūs ją atsisiuntėte į savo kompiuterį ir suinstaliavote, vadinasi, jinai turi dirbti kompiuteryje be interneto. Todėl šiuo atveju aš užblokuosiu. Jeigu jūs taip pat naudojatės kokiamis nors ugnesienėmis, tai rekomenduoju užblokuoti. Nors čia jau ponų reikalas, kaip jūs pasielgsite. Nors čia rašo, kad rekomenduojama yra leisti, bet aš pasirinksiu blokuoti. Kairiuoju pelės mygtuku paspaudžiu tą eilutę, vėl patamsėjo ekranas, taip pat tas pats kontrolinis patikrinimas, taip, aš sutinku, duodu teigiamą sutikimą, kad taip, ir viskas. Ir štai atsidaro pirminis programos langelis. Iš pirmo žvilgsnio ta programėlė atrodo tokia labai jau nyki. Tačiau neskubėkite spręsti pagal pirmą vaizdą. Taigi, šita programa turi 2 tokias funkcijas. Standartinę ir advanced, kaip čia ją išversti į lietuvių kalbą, tokia jau labiau patyrusiems vartotojams galbūt.
taip pat. Na ir pirmoje eilėje pabandysime standartą pasijungti. Tai vat, kad įjungti tą ar kitą dalį programos, tiesiog spaudžiame vat ant to paveiksliuko. Šiuo atveju čia iš kairės standart mode vat yra, o dešiniai pusėje yra tas patyrusiems vartotojams. Nu, ir pradėkim eilės tvarka. Aš savo pamokėlėje parodysiu jums abu variantus. Nu, spaudžiame kairiuoju pelės mygtuku standart mode. Ir štai, lukterėjų sekundėlę, atsidaro jau rimtesnis pagrindinis programos langas. Atsiprašau. Taip, nuo ko čia reikėtų pradėti? Dabar daugelis jau, kas esate kažkada tai darę tokius klipukus arba matę, įsivaizduojate, kaip tai viskas vyksta. Yra du variantai. Arba tas klipukas, va, tos nuotraukos, jos sukasi ant kažkokio tai spalvoto fono, arba tą foną atstoja kažkoks jūsų pasirinktas grafinis vaizdas. Nu, tai paveiksliukas, nuotrauka kita ar dar kažkas tai tokio. Tai va, aš parodysiu, kaip pasirinkti ir tą, ir kitą. Tai va, pirmieji jūsų veiksmai. Štai čia yra tokia I raidelė. Matote, kairiai pusėje viršui, va, slideshow properties. Čia būtent pasirenkame to slideshow savybės. Šitą knopkutę paspaudžiame kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą. Ir štai atsidaro toksai langelis. Vat jisai mums dabar ir sako, kad ekrano pagrindu yra nustatyta juoda spalva. Štai taškiukas stovi ant color ir pažymėta juoda. Jeigu jūs netenkina juoda spalva, vadinasi, sėkmingai jūs galite pakeisti tą spalvą į savo norimą. Tam tikslui tai reikia tiesiog vat ant šitos eilutės, va, kur čia juodas yra, paspausti kairiuoju pelės mygtuku ir iššoka štai tokia paletė. Tada šitoj paletėj pasirenkate kurią nors spalvą. Nu, nesvarbu kokią, vat aš tik paspausiu parodyti. Pavyzdžiui, va šitą oranžinę paspaudžiu ir kaip matėte, ekranas pasikeitė į oranžinę spalvą. Ką tai reiškia? O reiškia tai, kad mūsų nuotraukos dabar vartysis, sukinėsis, atliks savo šou būtent vat ant šito oranžinio fono. Bet man, pavyzdžiui, spalva šiuo metu nepatinka ir aš noriu, kad mano foninis tas paveikslėlis būtų būtent fonas kaip paveikslėlis. Todėl taškiuką perdedu va čia. Image. Paspaudžiu čia taškiuką. Ir po to, kada užsidėję taškelis čia, tampa aktyvus štai šitas šalia esantis vokelis. Matote? Dabar aš paspaudęs šitą vokiuką galiu iškviesti savo kompiuterio navigatorių. Nu, tokia direktorija, kuri leidžia naršyti būtent mano kompiuterį. Prieš paleisdamas programą aš jums neparodžiau, bet visada rekomenduoju visiems pirmoje eilėje ant darbastalio pasidaryti kažkokią tai direktoriją ir į ją susidėti tas nuotraukas, muziką, visus tos kitus paveikslėlius, iš kurių jūs darysite klipuką ir jį kažkaip tai pavadinti. Tai vat, aš dabar turiu paspausti štai čia darbastalis, rabočiai stol arba desktop, jeigu jūsų angliška versija yra. Windows'ų ir pranešimus jūs gaunate tą kalbą. Tai vat, kairiuoju paspaudžiu pas save rabočiai stol, darbastalis. Atsidaro štai čia dešiniai pusėje kita direktorija. Ir va, šita direktorija yra 2560, aš ją specialiai sukūriau ir į ją sudėjau tuos paveikslėlius, muziką ir viską kitką, iš ko aš ruošiuosi daryti tą klipuką. Atidarau 2 kartus spraktelėjęs būtent tą direktoriją ir štai čia aš pasirenku nuotrauką. Vat būtent šitą 3 numerių pažymėta. O aš ją ir noriu matyti kaip pagrindinį foninį paveiksliuką. Paspaudžiu vieną kartą kairiuoju pelės mygtuku, jinai va pamėlynavo, pasižymėjo ir tiesiog apatinėje tos lentelės dalyje paspaudžiu atidaryti, open ar atkriti. Su kairiuoju pelės mygtuku taip pat vieną kartą. Ir štai dėmesio,
čia jinai vat ir atsidūrė, ta nuotraukėlė. Nu, jinai ne nuotraukai, tiesiog yra kažkoks grafinis paveikslėlis. Ką šitame langelėje mes dar galime padaryti? Čia yra žodis rename ir slideshow 1. Tai vat, dedam kursorių čia, šitą galim nutrinti ir čia galime dabar ir nežymėti to pavadinimą paskui galima po filmuką jau gamybos, patį filmuką pakeisti vardą, nu bet dėl bendros tvarkos galite ir dabar užrašyti. Nu, aš tiesiog gal pagal dainos pavadinimą. Gelton akė naktis. Sorry. Nepasižiūrėjau, pas mane šriftas pervestas į rusų kalbą. Nu, pasistatykim į Englishą. Na va. Šiaip nežinau, kaip kas yra įpratę, aš pavyzdžiui tarpo klavišą niekada nespaudžiu, o vietoj tarpo įdedu apatinio pabraukimo simbolį. Tas kartais išgelbėjo nuo daugelio tokių nesėkmių, dedant į internetą ir panašiai. Nu va, tai va dabar kaip supratote, ekranas yra jau su savo nuosavu fonu, pavadinimas slideshow yra įdėtas ir viskas, mums belieka šiame langelėje paspausti OK knopkutę su kairiuoju pelės mygtuku, ką mes ir sėkmingai padarome. Po šito, štai kairioje pusėje matote, vat slideshow buvo parašyta, o dabar yra užrašytas būtent tas pavadinimas, kokį mes suteikiame savo klipui. Viskas. Su šita kairiaja pusė yra viskas užbaigta. Sekantis mūsų žingsnis yra įkelti į mūsų projektą nuotraukas, iš kurių mes darysime klipą. Nu, šiuo atveju yra du variantai. Arba štai čia vat viduryje yra didelė knopkė Add Files, arba štai čia apačioj, kairiau. Nu, spaudžiam vidurinę knopkę Add Files. Paspaudžiam su kairiuoju pelės mygtuku ir dabar atsidaro mums jau ta pati direktorija, nes jinai buvo iškviesta vieną kartą tam tikslui, kad aš pažymėčiau būtent foninį paveikslėlį. Todėl man belieka visus likusius paveiksliukus pažymėti. Kad mažiau būtų vargo, aš juos tiesiog pirmą paveikslėlį paspaudžiau, už pratraukimo juostos nuleidžiu langą iki apačios, kad matyčiau paskutinę nuotrauką. Ant klaviatūros paspaudžiu Shift klavišą ir ją laikydamas paspaudžiu kairiuoju pelės mygtuku per paskutinę nuotrauką. Ir tokiu būdu jos visos pasižymėjo. Ir dabar sėkmingai paspaudžiu Open, atidaryti, o mano atveju atkryti. Su kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą. Ir laukiame. Dabar vyksta šitų pasirinktų nuotraukų įkėlimas į programą. Pakentėkime minutėlę, jau 40% padaryta, pusė jau įkėlė. Čia viskas vyksta labai greitai. Taip, baigėsi jau. Puiku. Štai mūsų nuotraukos yra įkeltos. Šiame lange mes daugiau taip pat nebeturime dorai kas veikti. Todėl siūlau pereiti dabar į sekantį žingsnį. Čia buvo organize knopkė, matot, juodame fone yra ir aktyvi. Mes organizavome dabar būtent nuotraukų įkėlimą. Sekantis žingsnis, pereikime prie personalizacijos, o čia būtų šita knopkė. Paspaudžiam tiesiog ant jos vieną kartą. Kairiuoju pelės mygtuku. Taip. Ir kaip matote, kairėje pusėje atsiranda jau šioks toks meniu kitoks. Atsiranda apačioj įrankių juostos, takeliai tie vadinamieji. Na ir
mūsų matosi fonas. Dabar iki pilnos laimės iš karto būtų ne pro šalį įdėti ir muzikinį failą. Todėl, va štai čia, matote, kairėje pusėje, apačioje, va kaip tik virš takelio yra muzika. Arba yra dar variantas, muziką galite įkelti, va čia rašo double click to add music here. Tai 2 kartus, va šitoj eilutėj, va, matot, va, paspaudus kairioji pelės mygtuku, arba paspaudus štai čia, šitą knopkutę, bus galimybė įkelti į projektą ir muzikinį failą. Nu, paspauskim čia. Pažiūrėkit, paspaudžiau 2 kartus. Matėt? Atsidarėm muzikiniai failai, dabar uždarykim. Ir lygiai taip pat, va čia paspaudžiu. Nu, kaip matėt, viskas tas pats yra. Ir dabar jūs prisimenat, aš sakiau, kad aš turiu ant darbastolio sukūręs tą direktoriją, kur yra mano muzikinis failas, taip pat įdėtas šalia tų nuotraukų. Todėl turiu paspausti kairėje pusėje desktop, darbastolis arba rabočiai stol šiuo atveju. Ir vėl įeiti į šitą direktoriją. Pažymėta 2560. 2 kartus. Tuk, ją atidariau. Ir dabar, kaip matote, programa yra nusiteikusi ieškoti tik tai muzikinius failus, todėl jinai kitų šitą paveikslėlių čia jinai nemato, ji net nerodo. Nu, va, paspaudžiame šitą eilutę. Čia yra daina Geltonakė naktis. Vieną kartą jinai pamėlynavo ir vėl apatinėje dalyje spaudžiame atkryti, open arba atidaryti. Su kairiojo pelės mygtuku 1 kartą. Ir taip, palaukiame, procesas įvyka 100%. Štai, viskas. Vat nuo šito momento mes jau turime ir muzikinį failą, uždėtą ant įrankių juostos. Dabar, kad būtų patogiau dirbti, siūlau persijungti į kitą režimą, va, tos apatinių tų nuotraukų demonstraciją, kad pereitų ne į storyboard čia, bet timeline. Pažiūrėkit, kas įvyks paspaudus timeline. Matėte? Pasikeitė šiek tiek visų šitų mūsų paveikslėlių demonstracija. Puiku. Čia bus lengviau dirbti, ta prasme, kad mes plačiau matysime viską, nėra taip sugrūsta viskas. Dabar pažiūrėkite, čia apačioje mes turime va šitą horizontalę pratraukimo juostą. Ir jeigu mes tą juostą nutvėrę ir užspaudę kairiuoju pelės mygtuku nunešime į dešinę pusę iki galo, tai vat pažiūrime, ką mes turime. Taip, ir mes turime dabar tokį efektą. Atkreipkite dėmesį. Štai čia. Va šitoj vietoj baigėsi paskutinis mūsų kadras, paveikslėlis. O prieš tai, dabar traukiu biškį į kairę, į kairę, į kairę, į kairę ir va. O šitoje vietoje, va, matot, ties 3 minutėm ir 15 sekundžių pas mus pasibaigė tiesiog muzikinis failas. Ir ką dabar mes galėtumėme padaryti, kad paimti ir suvienodinti. Nu, yra čia toksai būdas. Jisai tiks ir šitam automatiniam režimui, tai ir kada darysime antrą variantą jau patyrusiems vartotojams. Lygiai tas pats yra būdas. Todėl žiūrėkit, pradėkim po truputėlį tuos kadrus siaurinti. Vat kaip tas vyksta. Žiūrėkit, vienas blokas, va, čia yra perėjimai, efektai susidėjo, va, į vieną tą efektą, čia programa paskaičiavo 3 nuotraukas įsikrovė. O šito efekto pabaiga yra pažymėta va šitą vertikalę tokią liniją atskirta ir tokie va 3 taškiukai. Ir kada į šitą vietą užvedame kursorių, matot, jisai pavirto į tokią rodiklytę kairę dešinę. O dabar paspaudžiame kairį pelės mygtuką ir jį laikydami trumpiname nuotraukas. Trukmę tiesiog sumažinom, suprantat? Nu, biški taip. Tvarkoj. Toliau. Vėl partraukiam į matomą zoną. Sekantį perėjimą, va būtent šitą.
Ir vėlgi užspaudžiame ir vėl jį nešame į kairę. Nu, vat atnešėm. Vėl einam į... Va, matot, jau pradeda rodytis mūsų ir muzikinis failas. Nu, nuostabu. Nu, čia, vat, po nedaug, kur vienas kadriukas. Nedidelį kiekį pastumėm. Dar va. Va. Čia vėl vat, galim patraukti. Mes čia tiesiog pagreitiname tų nuotraukų, skaitosi, prasisukimo laiką. Yra iš tikrųjų kitas kelias. Jeigu taip pat pastebėjote, kad nuotraukų yra daugiau, o muzika trumpesnė, tada tiesiog realiai galima sumažinti nuotraukų skaičių mūsų projekte. Bet aš dabar mažinti nenoriu, noriu jums parodyti, kaip jį išreguliuoti, tą visą trukmę, ilgį, kad jie sutaptų muzikos trukmė grojimo ir pačių paveiksliukų demonstracijos laikas. Tai čia yra tokia sinchronizacija, bet jinai atliekama yra rankiniu būdu. Žiūrėkit, va, pastūmiau vėl į dešinę pusę, čia pasižiūrėjau, visai nebedaug bereikia pakoreguoti. Nu, dabar nuo pradžios, va, paimkim trupučiuką. Kelis kadrus iš čia. Dabar dar čia, vat. O čia daug nuotraukų yra viename bloke. Nu, čia galima tada kažkiek pamažinti. Ir dabar kitus reikės tiesiog padidinti, nes jau mes padarėm tokį trumpesnį. Nu, kad ir šitą prieš paskutinį. Žiūrėkit, čia pastumėm. Nu ir pastumėm čia. Va. Čia nebūtina iki milimetrų tikslumu, taip pat iš akies, sulyginam šitos galus. Tikiuosi supratote tą procedūrą visą. Ką mes iš šito dabar gavome? Sulyginome, susinchronizavome trukmę. Na ir dabar tiesiog galime ką padaryti? Paspausti ant pirmo čia paveikslėlę, ant šito efekto, jisai pamėlynavo ir, kaip matote, rodiklytė tokia raudona atsistoja į nulinę padėtį. Ta patį jinai ir rašo. Ir dabar iš ankstinės peržiūros langelėje, štai čia yra grotuvas, tas trikampiukas. Ir paspauskime kairioju pelės mygtuku. Nu va, iš ankstinę peržiūrą pažiūrėjom, na ir mes įsivaizduokime, kad tiesiog viskas mums patiko, viskas gerai, pažiūrėjom tą filmuką iki galo ir dabar, ką mes dar galime padaryti. O padaryti mes galime čia irgi gana dar daug visokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kiekvieną kadrą mes galime papuošti klipartais. Vat pažiūrėkite, čia yra stiliai, va, stilės, va šitie va, visi efektai, dabar yra visi ir va čia yra tų stilių begalės, va, juos va pratraukiant, galima prasukti ir čia yra jų iš tikrųjų pakankamai didelis kiekis ir naudojantis šito automatiniu režimu, pirmąją funkciją. Tie stiliai tiesiog į tarpus susideda patys automatiškai, jums nieko čia daryti nereikėjo. Jeigu daleiskim jums nepatiko, pragrojus šitie stiliai, tada galima paspausti štai čia knopkutę Random. Galima išskleisti, skaitosi tą dantuką ir tiesiog paspausti Random to All. Jeigu Random to Current, kaip čia paskaityti teisingai, tai tada tik tai pažymėtam kadrui tas prisitaikys stilius pasikeis. O jeigu visa, tai Random to All, ir tas mūsų klipas bus vėl perskaičiuotas, vėl sudėlios kitus efektus, kitokius perėjimus ir taip toliau. Bet, nekeisim, nes po to stilių pakeitimą vėl tektų mums daryti va šitą tampymą, sinchronizaciją, kad čia viskas va sutaptų tie galiukai. Dabar iš tikrųjų vienas trūkumas bus. Labai greitai suksis nuotraukos,
Nes nuotraukų yra pakankamai didelis kiekis, o muzika yra 3 minutės, kiek 15 sekundžių. Nu, tai galėjo būti šiek tiek kūrinys ilgesnis, kokių 4, ten 5 minučių trukmės. Na, bet tai reikalo nekeičia. Čia jau jūs, kada darysit, jūs patys pasirinksite pagal savo ten pasirinktą muziką, kiek tų nuotraukyčių įdėti ir kokiu greičiu jos prasisuka. Jeigu jos per greitai sukasi, be jokios abejonės, reikės arba parinkti ilgesnį kūrinį muzikinį, arba tiesiog keletą nuotraukų išmesti iš projekto. Toliau, sekantis. Clipart. O dabar buvo aktyvus stiliai. Stilius parodžiau. Kitoje dalyje parodysiu, kaip tuos stilius pritaikyti, nes galima ir čia pakeisti, bet 2 kartus, kad tą patį nepasakoti, tai geriau tada papasakosiu ten antroje dalyje. Toliau, Clipart. Paspaudžiam ant Clipartų ir štai čia atsidaro tokia galimybė kiekvieną kadrą papuošti kažkokiais tai animuotais tokiais paveiksliukais. Nu, pavyzdžiui, žiūrėkit. Paspaudžiam ant šitos. Va. Drugelis plasnoja. Tai vadinasi, kol šitas kadras būtų gyvas, ant ekrano, tol tas drugelis plasnotų. Galim paimti kitą butterfly. Va. Šitas drugelis skraido. Nu ir gerai, tiesiog pabandykim šitą pritaikyti. Tai kad jisai prisitaikytų pažymėtam blokui. Va. tą bloką reikia spustelėti vieną kartą, kai jisai būtų mėlynas. Ir dabar 2 kartus tiesiog ant šito efekto. Vieną kartą paspaudus, matot, jisai pademonstruoja iš ankstinėje peržiūroje, kas per efektas yra, o kada 2 kartus mes paspausim ant jo, jisai jau bus pritaikytas, bet pirmoje eilėje prieš pritaikymą jisai mums parodo, kurioje vietoje jisai skraidys. Na, įsivaizduokim, kai jisai tinka mums šitoj vietoj, čia iš tikrųjų galima jį patampyti, padidinti skraidimo zoną tam drugeliui. Ir jeigu viskas gerai, čia paspaudžiame OK. Ir dabar būtent šitam kadrui bus pritaikytas tas efektas. Toliau, jeigu norim kitam kadrui, tiesiog ne kadrui, bet visam blokui, šitas blokas paspaudžiame ir jisai pažymės visą tą grupę paveiksliukų iki sekančio, žiūrėkit, iki kur paratrauksim, iki šito skiriamojo ženklo, kur tie 3 taškiukai yra. Baigėsi 3 taškeliai, baigėsi visas blokas. Ir tas efektas. Ir čia galime parinkti vėl kokį nors kitokį efektą. Kokį efektą, nežinau. Čia dinozaurus toksai. Wow. Aišku, šiuo atveju nei tie dinozaurai tinka, nei niekas. Čia iš tikrųjų turit pasižiūrėti, kokie efektai yra. Tiesiog ant kiekvieno efekto paspaudus, koks jisai pragroja ir jūs patys nuspręsite, ar jisai jums tinka ar netinka. Iš tikrųjų, šitos efektus jūs galite net ir nenaudoti, tai sąlyga nėra būtina, kad būtent reiktų jį būtinai įkišti į tą klipuką. Tai efektai čia buvo. Čia buvo. Tai buvo klipartai, ir dabar mes perėjome į efektus. Efektai. Įdomus yra iš tikrųjų dalykas. Dabar žiūrėkite. Kada mes iškvietėme tą būtent klipartą, čia atsirado klipartų juostoje, šitą butterfly, tas skraidantis drugelis. Ir čia mes galime dabar už šito šliaužikliuką patampius irgi, matot, kur yra pabaiga ir tie 3 taškiukai. Užvedus kursorius virsta į tokią rodiklytę ir jeigu jį užspaudus laikant ir tempiant, mes galime jį sureguliuoti taip, kad jisai pasibaigtų su savo visų bloku. Tai kol gros būtent šitos 2 nuotraukos, bus rodomas ant ekrano, tol ant tų abiejų nuotraukų skraidys tas drugelis. Žinoma, jeigu mes dabar šitą nutemptumėm ten iki pat galo, tai vadinasi, tas drugelis per visą klipą ir skraidytų ant visų paveikslėlių. Supratote tikriausiai mintį. Ir jeigu dabar, kaip stovi čia kursorius, ištemptas yra, ir jeigu mes dar klipartą kitokį pasirinktumėm, suprantat, tai jisai dabar 2 kartus pustelėjus, jisai atsirastų čia ir būtų kaip sekantis. Ir jį galima irgi ištempti iki bloko pabaigos. Tikiuosi dabar irgi supratot, kad kiekvienam blokui galima pritaikyti savo atskirą klipartą arba tiesiog juos
vieną klipartą pritaikyti visam kūriniui, iki pat pabaigos nutempti, vat būtent už šitos vietos. Efektai. Dabar parodysiu efektai. Irgi gal ant pirmųjų tik tai bloko, o čia nėra prasmės rodyti visus. O pavyzdžiui, gražus yra Bricht Stars, o šitas, žiūrėkit, efektas. Va, pažiūrėkit, kaip jis, mato, tokias žvaigždutės, va, čia su... Nu va. Nu ir pabandykim jį pritaikyti. Pritaikyti jį reikia būtent pažymėtam objektui. Va, pažymim. Aš jį taip pat pirmam pažymėsiu. Ir tiesiog tuk du kartai. Matėt, čia atsirado vėl Bricht Stars. Blizgančios žvaigždės kažkokios. Na ir dabar šitą niekas man netrukdo ne tik kad iki bloko pabaigos, bet iki kažkokio kito bloko, leiskim, vidurio. O ten jisai toliau baigsis. Kas čia gausis per efektas? Kol rodys šitas pirmasis 2 nuotraukas, paskui iš kito bloko va šitos 3 nuotraukos, kol praeis, šitos žvaigždutės čia tiesiog ir blizgės. Tokiu būdu, pažymint vėl kitą bloką, arba tiesiog vat, kitą nuotrauką iš bloko, jūs galit parinkti ir kitokį efektą. Nu, tokį, pavyzdžiui, žiūrėkit, čia va, tokie va, burbuliukai. Ir 2 kartus paspaudus, va jisai. Čiuk. Čia kažko tai nusimetė šitas efektas. Jį galima... Čia reikia iškirpti, jeigu dešinį pelės mygtuką paspaudus. O šitas... O šitą vėl čia pridėsim. Na, tegul būna taip. Čia tiesiog reikia pažaisti, paspaudinėti, pažiūrėti. Aišku, labai peržaidus galima tiesiog tą klipą ir sugadinti. Čia viskas priklauso nuo pačios tematikos, nuo to, kokiai auditorijai klipas skirtas ir tas išgražinimas, ar jisai turi prasmės ar neturi. Kartais galima nieko net nedėti. Geriau yra sekantis dalykas. Tai vat, su efektais aš jį supažindinau, tuo pačiu mes pažaisime jau kitoje dalyje. Prie audio. Kas čia yra per įrankis? Čia yra sukaupta tokia biblioteka pašalinių garsų. Paukščio čiulbėjimas, ten visokie šuns lojimai, katinų kniaukimai ir taip toliau ir taip toliau. Čia kiekvieno tigro riaumojimas. O žiūrėkit, gal bus girdėti, paspausiu vieną kartą. Va, tigras suriaumoja. Kas čia? Na, ir taip toliau. Čia galima ir siaubo filmus kurti. Tai būtų įrankis prie audio. Ir ne ką mažiau įdomus įrankis yra intro ir credit. O būtent šitas dalykas, jisai mus įgalina ant mūsų filmukų pradžioje ir pabaigoje uždėti tokius titrus. Nu, pradžioj kaip taisyklė, ten suprantat, filmuko pavadinimas, ten dar kažkoks tai gali būti tekstas užrašytas. Ir gale ten autorius, filmuko pabaiga, pagaminimo metai, nu ir visi tokie dalykai. Ir dabar čia mes turime, būtent intro credit paspaudę, turim šablonus. Jau iš anksto yra vat, numatyti šablonai. Nu, čia kiek jų yra. Kamera. Va, žiūrėkit. Va, rodo, kaip tas užrašas įkristų į ekraną. Discover, kas čia yra. Nu gerai, vat, šito vat, Discover šabloną pavyzdžiui, aš tiesiog ir parodysiu, kaip padaryti. Spaudžiam 2 kartus ir atsirado to šablono redagavimo lentelė. Dabar žiūrėkite, čia viduryje lango yra parašytas tekstas. Čia lange mes jo pakoreguoti negalim, bet va čia, va dešiniau, matot, va, tas pats tekstas yra parašytas. Čia mes jį galime ištrinti ir parašyti savo tekstą, kad tai mūsų
Ot, palaukit. Dabar seniai aš bežiūrėjau vieną efektą. Ir tuo pačiu bus labai gera proga patikrinti, ar šita programa palaikys švarę lietuvių kalbą. Tai mūsų. Aha. Masis. Šedevras. Nu va. Pakol kas raidės pasirašė, bet pažiūrėsim, kaip jos išsisaugos. Dabar žiūrėkit, įvedus kursorių štai čia į šitą langą, jisai pavirsta į tokį kryžiuką. Tada mes galime kairiuoju pelės mygtuku užspausti jį ir panešioti į tam tikrą vietą ekrane. Nu tiesiog čia yra centravimas iš akies. Ot, pažiūrėkit, kad nuo kraštų būtų vienodi atstumai. Nu, iš viršaus kažkokį, tai gali aukščiau būti, gali žemiau būti, jokio skirtumo nėra. Čia yra, jeigu per kelias eilutes, o čia daleiskim rašytumėte toliau ir būtų kursorius, paspaustumėte Enter klavišą ir pereitumėte į kitą eilutę, tai paskui galima išlyginti šitas eilutes arba pagal kairį pakraštį, tai tada tekstas eitų, antra eilutė prasidėtų būtent čia. Jeigu pagal dešinį, tai tada vienas žodis būtų, tai tada antra eilutė pasibaigtų čia. Čia būtų priekis visas tuščias. Arba jeigu per vidurį paspaustumėte, tai tada antras žodis čia centre atsidurtų. Pagal centrą tiesiog išsilygintų. Toliau, ką mes galime čianais dar padaryti? Čia mes galime pasirinkti efektą. Kokiu būdu tas tekstas įskris. Va, žiūrėkit, zoom out. O. Va. Vipė top, žiūrėkit. Nu, galite pažaisti, išskleidžiat su kairiuoju pelės mygtuku štai šitą dantuką, pasirenkate savo efektą. Nu, dar va, žiūrėkit, išsivartė. Nu, visokių gražių yra perėjimų. Nu, toks tegul būna. Dabar, čia yra spalva. Naudoti spalvą skaitosi. Na ir pasirinkti galima spalvą. Bet čia, customize, jeigu čia paspaustume, tai tada mes galim parinkti kalbą. Bet customize nuimam ir grįžta atgal. Būtent tas kadras būtų užtamsėjęs, bet šiuo atveju iš šablono buvo panaudota. Nu ir viskas. Dabar galima štai čia pragroti. Žiūrėkit. O, puiku. Ir paspaudžiame OK. Ir dėmesio. Štai pirmas kadras. O 6 sekundės jisai atsidūrė čia. Bet dabar yra dar vienas dalykas. Kada mes pridėjome šitą tuščią slaidą, mūsų muzikinis failas, jisai šiek tiek pakeitė struktūrą. Matote, kas įvyko? Įvyko toks dalykas. Tiesiog pasikeitė trukmė, nes dar vieną kadrą įdėjo mums gale. Tai buvo ir kredit, ir intro. Pradžia ir pabaiga. Nu, tokiu atveju suprantat, ką reikia padaryti. Va tiesiog paimti ir patraukti į kairę kurį nors bloką. Pažiūrėkim. Nu, va, gali ir šitai būti. Nesvarbu, va, baigėsi muzika ir be muzikos tiesiog dar rodys ten porą sekundžių šitą galutinį kadrą. O tas galinis kadras, dabar žiūrėkite, spaudžiam ant jo dešinį pelės mygtuką, nes jisai dar yra pas mus neprašytas. Ir spaudžiame edit kredit su kairiuoju pelės mygtuku. Ir štai čia vėl ta pati procedūra, kur mes galime parašyti, kad tai kokie nors 2015 metai. Paspaudžiame Enter klavišą, pereiname į kitą eilutę ir parašykime, kad tai yra. Aš rašau specialiai daugiau teksto. Mūsų šedevro pabaiga. Va, matot,
Spaudžiame būtent tą išlyginimas pagal centrą ir vat kas įvyka. Kur yra mažiau teksto, jisai gražiai atsistoja į centrą. Jeigu pagal kairį šoną, matot, kas įvyko, va, nuėjo į kairę, jeigu pagal dešinį, metai nuėjo į dešinę, pagal dešinį pakraštį išsilygino. Nu, bet šiuo atveju aš tikiuosi, kad per centrą bus įdomiau. Ir viskas, jisai dabar va, lygtai ir viduryje stovi neblogai. Scroll top, čia vėl galit pasirinkti kokį nors, nu, išvažiavo iš kairės pusės ir nuvažiavo pabuvęs. Nu, tinka, palikim tokį efektą. Jį pritaikymui paspaudžiame OK knopkutę. Puiku, draugai. Va. Ir nuo šito momento mes galime teikti, kad mūsų filmukas yra pagamintas. O dabar žiūrėkit, aš tiesiog ką padarysiu. Vat nuo šitos vietos va, pastatėm. Čia ir pragrokim, pažiūrėkit. Matėt, ne? Viską matėt. Bet aišku, gal iš dalies yra smagiau, kada baigėsi viskas kartu, todėl niekas mums netrukdo į biškį pakoreguoti. Aš vis dėlto ištampysiu. Čia galima panešti į priekį dar. O, toksai tik būna. Nu štai ir viskas. Dabar grįžtam į kairę pusę. Čia dedam tašką. Tai vat, o pirmas kadras, o dabar pragrosiu jums pirmą kadrą dar, žiūrėkit, kaip pati pradžia. Nu va, čia būtų toksai dalykas. Efektai, kaip matėte, prasidėjo nuo pirmo kadro. Nu, bet galima juos ir šitaip partempti, kad jie nuo pradžių pareitų, tas blizgesys ir panašiai. O drugelis tegul skraido, nuo čia pradžia jo yra. Ant to pavadinimo filmuko ant raidžių jisai neskraidys. Nu, vat ir viskas. Taigi dabar filmuko pradžioje aš buvau minėjęs, kad šita programa palaiko ir GIF, tokius judančius, blizgančius visokius paveikslėlius. Ir į jį galima pridėti dar video fragmentus, iškarpas. Bet apie tai parodysiu jau kitoje dalyje, kada eisim prie tos kitos programos dalies. O šiaip, va tas pusiau automatinis toksai filmuko surinkimas, galima sakyti, yra ir užbaigtas. Viskas. Mes, žiūrėkit, keli paprasti buvo veiksmai. Atidaryti programą, įkelti pasirinktas nuotraukas, įkelti muzikinį failą, jeigu norim panaudoti tos pagražinimus klipartus, jeigu norim pridėti efektus, tokius visokius burbuliukus ir panašiai, vienas ir antras yra, klipartas, čia efektai. Prie audio čia mes nieko nedėjom, tų visokių varlių kvarksėjimų ir paukščių čiulbėjimą. Ir pridėjom intro credit, būtent pirminį kadrą papildomai ir galinį, kur parašėme kažkokią tai informaciją apie filmuką. Ir viskas. Einame prie paskutinio etapo ir va čia yra paskutinė knopkė create, pagaminti. Spaudžiame kairioji pelės mygtuku ir jūs pažiūrėkit, jisai čia kažko tai labai apsinervuoja. Gerai, paspaudžiame OK. Dar kartą. Kartais būna tokių baikų, gali išmesti tokią lentelę, tada patvirtinkit OK ir perspauskit tiesiog per naują. Ir dabar laukiam. Vyksta užkrovimas būtent tų visų stilių. Prašom palaukti. Kartais būna, programėlė užsigliučina, kaip liaudis sako. Bet tai nėra toks labai jau kritinis dalykas. Na va. Ir dabar
Štai čia yra galimybė, kaip vėl liaudis sako, iškepti kompaktinį diską DVD, iš karto savo filmuką paimat ir iškepat diską. Įrašote į kompiuterį ir įrašote kaip aukštos kokybės HD formato filmą. Aš visada rašau HD, aukštos kokybės, jisai vis tiek bet kuriuo atveju tinka ir į YouTube įkelti, ir paskui galima ir kompiuteryje peržiūrėti, ir į diską įrašyti, jokio skirtumo nėra. Todėl rekomenduoju ir jums pasinaudoti HD. Čia kada paspaudžiam šitą eilutę HD, iššoka dešiniai pusėje dar vieną lentelę. Ir dabar čia nesimato, reikia pervesti kursorių į tą lentelę, davesti iki pratraukimo juostos ir patraukti visą tą malonumą žemyn tol, kol pamatysime štai šitą užrašą HD MPEG 4 video ir skliausteliuose MP4. Šitas formatas dabar yra labai internete paplitęs ir jisai labai tokia turi ir kokybę gerą, YouTube'as jį labai puikiai supranta ir spaudžiame kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą per šitą eilutę. Ir pagal mūsų šitą parinktą nustatymą programa pati automatiškai pasiūlė likusius nustatymus. Būtent kadro rezoliucija, garso kokybė, kadrų skaičius ir viską kitką. Ir dabar mums belieka tiesiog paspausti save, nes programa pati parinko, kur jinai saugos, sukurs direktoriją, o paskui jinai mums tą direktoriją tiesiog po filmuko gamybos parodys. Ir spaudžiu save ir pažiūrime, ką gausim. Su kairioju pelės mygtuku save. Ir dabar save. Atsidaro tokia lentelė. Projekto vardas. Čia galim tiesiog nieko nekeisti. Viską, kas reikalinga, mes pasikeisim paskui. Ir čia paspaudžiame OK. Su kairioju pelės mygtuku. Viskas. Ir nuo šito momento prasideda kavos gėrimas. Priklausomai dabar jau nuo jūsų kompiuterio galingumo ir pasirinktų nuotraukų ir paveikslėlių skaičiaus ir jų kokybės vyks filmuko gamyba. Ir tai bus ar ilgiau, ar trumpiau užtruks. Šito nieks nežino. Mano kompiuteris nėra iš tų pačių prasčiausių, yra procesorius 4 branduolių ir atminties yra tos jau vidinės pakankamai grafikai apdoroti, tai praktiškai galima sakyti, kad gana neblogai yra apdorojimas. Paimi lėtesnį kompiuterį, jisai gali ir 20 minučių, ir 30 minučių apdoroti tą visą filmuką, kol vyksta gamyba. Dabar žinoma, kas lieka. Lieka tik tai apsišarvoti kantrybę, palaukti ir žiūrėti, kas išeis iš to viso žaidimo. Galima būtų man išjungti dabar įrašą, pastatyti ant pauzės, kol praeis tie 100%, bet praktiškai pakankamai greitai sukasi, todėl gal nėra prasmės taip didelės ir atsijungti. O ką jums papasakoti per tą laiką? Papasakoti galima štai tokį dalyką. Šiaip klipų kūrybai, būtent pradedantiesiems vartotojams, aš siūlau 2 programas. O tai yra Photoshop ir yra Wondershare DVD Slideshow Builder. O su Builderiu mes dabar dirbame, o Photoshop yra irgi analogiška programėlė. Kodėl aš sakau pradedantiesiems ir jas siūlau? Tai nereiškia, kad pradedančiajam aš siūlau patį kažkokį tai, kai rusai sako, atstoju. Ne, jokių būdų. Tai yra pakankamai profesionalios, geros, kokybiškos programos, bet jos turi tokią įdomią savybę, kad yra lengvai įsisavinamos.
gal šitaip dabar pirmai pradžiai apibūdinkim šitas programas. Iš tikrųjų nesunku. Jeigu jūs paaukosite 2 vakarus savo brangaus laiko, tai vieną iš tų programų ar tą per 2 vakarus jūs įsisavinsite jau nuo A iki Z. O jeigu jūs dar su manimi sukontaktuosite ant tiesioginio kontakto, kaip sakant, ir mes kartu atliksim tą darbą, jeigu jums dar kažkas iš tų pamokėlių būtų neaišku. Tai žinoma, tie porą vakarų jums jau duotų galutinį užfiksavimą ir į 3 vakarą jau jūs be niekieno pagalbos kurtumėte savo šedevrus taip, kaip Dieve padėk. Tai va. Šitos 2 programos aš skaitau lyderiaujančios yra tarp pradedančiųjų. Nesumaišykit, aš neteigiu, kad tai yra panacėja nuo visų ligų. Jokių būdų. Yra kur kas ir stipresnių programų, turinčių tokių žymiai ir efektų galingesnių, ir kokybė, ir, be jokios abejonės, ir sudėtingumas programos yra kur kas didesnis. Jau pradedančiajam vartotojui iš karto tokį akmenį užsiritinti savo būtų kaip ir per sunku. Todėl aš sakyčiau taip, reikia visą laiką dirbti nuosekliai ir nuo tokios kažkokios normalios pradžios. Nesakau, kad ten jau visai nuo to tokio mizerno pagrindo, bet tas jūsų darbas, jisai turi, sakyčiau, atnešti jums iš karto ir kažkokį tai malonumą, pasitenkinimą, ir jūs turite pamatyti tikrai, kad tai yra įdomus, smagus ir galutinis rezultatas yra iš tikrųjų toksai įspūdingas. Taip galima apibūdinti. Todėl šitos 2 programos jos iš tikrųjų ir duos visą tą nuostabų efektą. Ateityje, žinoma, kursiu aš, matot, jau 57%, ateityje dar įrašysiu keletą pamokėlių. Čia tokį padariau irgi būtent apie tą DVD slideshow builder. Čia taip toksai slaidas yra, kad susipažinti su programėlė. Jos interfeisas toksai pirminis atsidaro. Taip jinai atrodo, kompanija yra DVD slideshow builder, deluxas ir Wondershare. Čia kompanijos pavadinimas, kuri kūrė tokią grafinę programinę įrangą. Žiūrėkit, 63-4% eina kaip ir neblogai. Tai draugai, iš tikrųjų, jūs jau labai puikiai pamatėte, kad sukurti videoklipą iš tikrųjų gali net 10 metų vaikas. Čia nėra sudėtingas dalykas. Todėl aš noriu padrąsinti visus ir visas, kurių galvose knibžda tie tarakonai. Oi, aš per žioplą, aš šito niekada gyvenime neišmoksiu. Tai yra netiesa. Iš tikrųjų, per savo visą karjerą, kiek aš su šitą grafiką bovijosi, aš esu išmokinęs tiek moteriškių kurti tuos klipus, kad jau pats esu pasimetęs ir skaičiuje. Ir žinote, atskleisiu jums paslaptį tokią, kad nebuvo nei vienos, kuri neišmoktų. Tai tikiuosi, šitas pasakymas jums turėtų duoti kažkokią tai paskatą. Imkitės, čia tik tai jūsų noras yra. Jeigu, aišku, jūs to nenorite, jums tai absoliutiškai net nepatinka ir tai yra ne jūsų. Tai be jokios abejonės, jūs eikit pro šalį tada ir negaiškite laiko. Bet jeigu dūšios gelmėse kažkur tai pavydite tiems, kas kūrė, kas daro, žiūrite jų klipus, liaupsinat juos ir tiesiog net neįsivaizdavote, kokia ta virtuvė yra, kaip čia visi tie blynai kepa, kaip čia viskas verda, tai aš jums rodau akivaizdžiai juodu ant balto. Ir kaip matote, sudėtinga čia iš tikrųjų absoliutiškai nieko nėra.
Tai va, draugiukai mano, lika 12%, greitai bus susuktas filmukas, o paskui sekančio filmuko pabaigoje aš jums papasakosiu dėl pačios programos įsigijimo. Arba koks paskui, o kodėl man dabar nepasakius. Elementaru, suprantate, jūs puikiai visi suprantate, kad programinė įranga iš tikrųjų yra perkama. Praktiškai dauguma programų kūrėjai, jie savo programinę įrangą parduoda. Bet atsiranda tokie geri dėdės, kurie tas programas biškį pačiupinėja ir jas tiesiog padaro nemokamas. Suprantat? Tai va. Pertrauka. Žiūrėkit, parašyta, kad filmuko gamyba atlikta pilnai. Paspaudžiate OK su kairiuoju pelės mygtuku ir dabar atsidarė direktorija, kur ir yra sukurtas mūsų filmukas. Iš čia jūs dabar tą filmuką galite pasidėti kur norit. Aš jį, pavyzdžiui, iš karto nieko nenumečiau dabar programą į apačią, o tą filmuką išsikeliu į darbastalį. Paimu jį dešiniuoju pelės mygtuku, atvilkau ant darbastalio, paleidau ir paspaudžiau knopkutę perkelti arba move, rasite, tik jokių būdų nekopijuoti, nekopyruoti. Ir perimestyti, perkelti. O perkelimas ir reiškia, kad iš šitos direktorijos dingo ir persikėlė štai čia. Žinoma, aš tą filmuką nežinau, ką aš su juo darysiu. Greičiausiai ištrinsiu. O gal ir įdėsiu į YouTube, pažiūrėsim, čia bus matyti. Patį kaip filmuką, o būtent šitą pamoką, tai be jokios abejonės, jinai pamoka, tai bus įdėta į YouTube. Taigi, ir ką aš norėjau, tęsiant tų programų platinimo temą, suprantat, aš negaliu į visą internetą atvirų tekstų rėkti, kad savo būtent resursuose, kad prašom, siųskitės piratinę programinę įrangą ir taip toliau. Ne, mielieji. Norite programos? O taip jinai ir vadinasi. Wondershare DVD Slideshow Builder. Einate į gamintojo puslapį, atsisiunčiate tą vadinamąją trialinę bandomąją versiją, kuri veiks jums 30 dienų. Bet kiekvieno filmuko skaitos, kada jūs paleisite, ant ekrano bus didelėm raidėm toksai užrašas padarytas, kad filmukas padarytas yra bandomojoje versijoje. O tai, žinoma, solidumo absoliutiškai jokio nesukelia. Taigi, jums pasiūlymas, norite normalios programos, kuri jau yra išgydyta nuo visų ten svajonių, ateikit pas mane tiesiai per Skype'ą. Ir aš jums būtent tokiu būdu atsiųsiu arba per Skype, arba Skype'e duosiu nuorodą, iš kur jūs galėsite atsisiųsti pilnai veikiančią, funkcionuojančią, normalią programą. O mano Skype'as yra kompiuteris jums. Arba, kad jūs dar mane paprasčiau surastumėte, o čia yra internetinis adresas infogalaxy.eu. Matote? Į paieškos langelį užteks jums parašyti infogalaxy.eu ir jums atidarys tokį puslapį. Kaip ir matote, čia viršuje adresas infogalaxy.eu. Čia yra mano šakninis domenas, internetinis vardas, pagrindinis. Ir čia yra meniu, kaip matote. Čia yra svetainė būtent kompiuterijai skirta, čia visos tos mano pamokėlės yra dedamos, o čia yra kontaktų skiltis. Paspauskite kontaktai ir jūs su manim galite susisiekti štai ir čia, rašydami jūsų vardą, jūsų e-mailį, kuriuo aš jums galėsiu kažką tai atsiųsti. Jeigu jūs čia sumaklevosit, ne tą parašysit, vadinasi, apgausite tik save.
Čia galite parašyti, išskleisti dantuką ir pasirinkti temą, arba galite nerinkti jokios, vis tiek tada ateis man tema ta, kuri yra į tą eilutę įspausta. O štai šitą galite šitą tekstą ištrinti ir vietojo parašyti savo. Arba dar jūs galite man tiesiog paskambinti į Skype'ą arba parašyti Skype'u chatą, tekstinį pranešimą. Bet jūsų Skype'as turi būti įjungtas, ir žinoma, mano Skype'as turi būti tuo metu įjungtas. Kartais aš savo Skype'ą išjungiu, ypatingai tais momentais, kada įrašinėjau pamokėlės, nes suprantat, kada kas prisijungia Skype'ą, tai taip dešiniai pusėje ir blaško dėmesį, ir rodo, tai vienas kontaktas prisijungia, tai antras prisijungia, tai trečias, tai 10. Tai va, ir kad šito nebūtų, tai aš tuo metu, kol pamokas įrašinėjau, Skype'ą išjungiau. Paskui, aišku, bus Skype'as įjungtas ir jūs tokiu būdu su manimi galite susisiekti. Ir ten mes aptarsime jau visus niuansus, kaip jūs gausite programas ir dėl kitos tokios techninės pagalbos, ar kažkas jums ten nesisektų, ar neįtų programos įdėkti, ar dar kokie klausimai iškiltų, papildomi daleiskim. Tai va, draugiukai, viskas. Dabar šitą įrašą aš ko gero jau ir stabdau, o antra dalis filmuką bus įrašyta neužilgu ir suklijuota į tą patį vieną bendrą ko gero. O galbūt ir ne, pažiūrėsim, kiek trukmės buvo. Jeigu per ilgas, tada galbūt aš jį padalinsiu į 2 dalis atskiras. Bet kuriuo atveju pakol kas atsisveikinu su jumis ir dabar laukite antros dalies, kurioje parodysiu būtent kaip programą naudoti jau patyrusio vartotojo būtent būdu. Viskas. Ate, iki.